Atsiprašau, ne tas lagaminas, labai atsiprašau, ne tas lagaminas. Taip, šitas, prašau. Ačiū. Sveiki, dar kartelį. Tai šiandien jungsim magiją ir meną. Ir abudu, mano manymu, labai panašus, nes abudu slepia paslaptį. Kokią paslaptį ir kokio meno kūrinio paslaptį sužinosim, išsirinksite būtent jūs. Tam aš šiandien parinkau jums keletą labai gerai žinomų meno kūrinių, visiems gerai pažįstamų, kaip Van Gogas, Magritte, Monet ir taip toliau daug kitų. Klimt. Tai kažkuris iš jūsų išrinkt vieną iš meno kūrinių. Tai aš gal paprašysiu jūs. Nukelkite taip kortelį krūvelę. Į vieną pusę, vieną kurią norit, kur jums labiausiai patinka. Va taip. Gerai. Ir jeigu norit pasirinkti čia, ar galit dar kartelį nukelt, kaip jums patinka. Gerai. Ir kažkurį tais galit pasirinkti iš viršaus, kuris jums labiausiai. Pasikliaukit savo nuojautą. Šitas. Gerai, prašau, pasiimkit šitą. Tada likusius mes surinksim. Ko nereikia, grąžinam atgal. Šitas galit. Na, o kitas dalykas, kaip mes išsiaiškinsim tą meno kūrinį, mes panaudosime kortas. Kortų pagalba išsiaiškinsime meno kūrinio paslaptį. Tai aš paprašysiu išsirinkti kortas. Gal galėčiau jūsų, Rūta? Prašau. Bandykim. Prašau. Šiaip pasirinkimai nėra mano stiprioji pusė, bet... Na, prašau, paimkite. Kodėlgi ne, jūs man duodat kažką kišat į rankas? Ne, aš nekišu, žinokit, jūs galite rinktis bet kurią. Čia štai pasirinkimas, kortos skirtingos, viskas priklauso visiškai nuo jūsų. Ačiū. Kadangi aš visiškai neįsivaizduoju, ką jūs pasirinkote, man reiks tam tikros magiškos pagalbos, tai aš paprašysiu parodykit į kamerą, ką jūs pasirinkote, Andželika, prašau. Nusisukite, prašau. Gerai, aš nusisuksiu, taip. Čirvų tūzas. Kortas viską visi matė. Teisingai, tai paprašysiu padėkit savo atviruką. Aš nerodžiau žiūrovams, reikia? Ne, nebūtina, argi būtina. Gerai, jūs galite dar kartelį parodyti žiūrovams. Žiūrovas net nepamatys. O jūs dėkit savo atviruką čionais. Bet gal parodysiu žiūrovams. Galit parodyti. Nusisukite. Nusisuk. Ką reiškia tikras menas? Taip. Gerai, Jis pagal reakciją atspės. Prašau, dėkit dėžutę. Dėkit dėžutę. Uždarom. Taigi, jūsų pasirinkimas turėtų atsidurti. Tai, kas yra čionais, ką jūs pasirinkote štai čia, turėtų atsidurti tiesiai štai ant šito paslaptingo paveikslo, kuris laukia mūsų štai ten. Ir kaip mes tai padarysim? Mes tai padarysim tokiu būdu. Kadangi aš negaliu žinoti, ką jūs pasirinkote, aš panaudosiu savo asmeninę Wi-Fi prieigą prie bet kurios informacijos. Tai paprašysiu, Rūta, paimkit lemputę, priglauskit ją čionais. Ir kai informacija nukeliaus į lemputę, jinai užsidega. Ir kai lemputė užsidega, reikia priglausti ją prie kortų, kad informacija nukeliautų tiesiai į kortas ir kortas man pasakys, ką jūs būtent pasirinkote. Na? Kartais stringa, reikia panaudoti rankų pagalbą. Tai aš tiesiog rankų pridėsiu. Labai. Žavinga. Pavyko. Beje, kada jūsų gimtadienis? Jau buvo 44 kartus birželį. Birželį. Data? 25. 25. Ta diena būsiu užimtas, bet aš turiu jums iš ankstinę dovaną. Prašau, hop, galit sugalvot norą ir užpūsti. Nu, skysčio gal labiau norėčiau, bet gerai. Sugalvoju norą, kad aš iki kitą gimtadienį jau būčiau išsiskyrus moteris. Visiškai. Nuostabiai turėtų, ko puikiausiai pavykti. Ačiū. Ačiū. Ko nereikia, dedam čionais. Taigi, kortos man pasakys, ką jūs pasirinkote ir kalbėkit su manim. Ir aš tikiuosi, jūs atsimenat, ką įdėjote šitą dėžutę. Man svarbiausia, kad mano noras įsipildytų. Jūsų noras tikrai išsipildys.
Ir aš tikiuosi, jūs pamenat, kai įdėjote šitą dėžutę, nes kai perkeliam informaciją, kai atidarot štai šitą dėžutę, čia buvo jūsų korta, čia buvo jūsų atvirukas, taigi prašau. Po informacijos perkelimo čia lieka nieko. Galit pasilikti savo atsiminimui. Oho. Na, o aš, kaip ir sakiau, visą tai bandysiu išsiaiškinti kortų pagalba. Ką jūs pasirinkote, jos kalba man, diktuoja kodą. Ir kartais netgi sako tiesiogiai. Aš supratau, jūs pasirinkote šedevrą, teisingai? Kaip minimum. Šedevras, 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 aš žinojau, kad jūs pasirinksit šedevrą. Būtent tai ir parašiau. Šedevras. Protingai. Na, o dabar istorija ir paslaptis, kuris slepia tas šedevras. Jo nebuvimas netgi visai sutampa, kadangi jūsų šedevras buvo pagrobtas iš Luvro muziejaus 20 amžiaus pradžioje. Ir žingsnis po žingsnio jis buvo ieškomas. Jo ieškojo visur, buvo sunku jį rasti. Bet pamažu paveikslas vis aiškėjo. Bei ieškant paveikslo, pamažu aiškėjo ir šito paveikslo paslaptis. Jog autorius buvo ne tik puikus tapytojas ir išradėjas, bet taip pat buvo rastas originalas, pirminė Mona Lizos versija, kuri buvo nutapyta tai. Tai yra paslaptis. Tai verčia mus manyti, kad jisai domėjosi ir magija. O. Ačiū.